Keliausim lentelę ir kol atkeliausim iki finalo. Tai pirmą važiavimą laimėjo Raudonas Kompakčiukas. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Liūdė fiškę. Poroj buvo lygiosios. Taigi pirmoji kovoj laimėjo Raudonas Kompaktas, sorry, vardo nežinau, net pasirūtuot. Bet antrų važiavimų lygiosios ir žiūrėsim trečiam važiavimą, kaip seksis. Kompaktas laimėjo šias dvi kovas, keliauja toliau, Raudonas, sorry ir iki. Taigi turim sekančią porą Audi A3, sorry, Audi labai nežinau, A1, S1, sorry, S1 ir Toyota Corolla K11, jeigu neklystu, ne? Aš vienas labiau žinau. Už ką balsuojat? Paplokit, jeigu už Corolla. Tyla. Beje, Corolla vairuoja mergina. Ir jeigu už Audi, paplokit. Niekas neploja, žodžiu, niekas už nieką nebalsuoja. Corolla laimėjo panašu. Keičiamės pusėm. Paplojam, palaikom. Taigi antrą važiaviškai pralaimi tą važiavimą. Tai kol kas 1-1. Paskutinis važiavimas nulems tą, kuris laimėjo. Gerai, Melė, dar neskubam šiek tiek paleisti, nes pačiam gale viena fiškė yra nuversta. Tai tuoj Simas ją pataisys ir galėsim. Važiuojam toliau. Panašu, kad buvo labai apylygė kova, kol Corolla nenukirto fiškės, bet viena atleidžiama. Žiūrim, kaip seksis toliau.
Taip, ir turim Audi laimėtoją, nes Corolla net ir pravažiavo finišo liniją. Audi keliauja toliau, Corolla